iš Evangelijos pagal Luką. Angelas Gabrielius buvo Dievo pasiųstas į Galilėjos miestą, kuris vadinasi Nazaretas, pas mergelę sužadėtą su vyru vardu Juozapas iš Dovydo namų. O mergelės vardas buvo Marija. Atėjęs pas ją angelas tarė: sveika malonėmis apdovanotoji, viešpats su tavimi. Išgirdusi šios žodžius, ji sumišo ir galvojo sau, ką reiškia toks sveikinimas. O angelas jai tarė: nebijok, Marija, tu radai malonę pas Dievą. Štai tu pradėsi įsčiose ir pagimdysi sūnų, kurį pavadinsi Jėzumi. Jisai bus didis ir vadinsis aukščiausiojo sūnus. Viešpats Dievas duos jam jo tėvo Dovydo sostą. Jis viešpataus Jokūbo namams per amžius ir jo viešpatavimui nebus galo. Marija paklausė angelą: kaip tai įvyks, jeigu aš nepažįstu vyro? Angelas jai atsakė: šventoji dvasia nužengs ant tavęs ir aukščiausiojo galybė pridengs tave savo šešėliu. Todėl ir tavo kūdikis bus šventas ir vadinamas Dievo sūnumi. Antai tavo giminaitė Elzbieta pradėjo sūnų senatvėje ir šis mėnuo yra 6. tai, kuri buvo laikoma nevaisinga, nes Dievui nėra negalimų dalykų. Tada Marija atsakė: štai aš, viešpaties tarnaitė, tebūna man, kaip tu pasakai. Ir angelas pasitraukė. Prisimenu, kai vaikystėje važiuodavau į kaimą pas senelius ir kartu su pusbroliais, su pusseserimis žaidėme. Vienas iš tokių žaidimų tai buvo tada, kai surinkę sraigės, statėme jiems namus, norėjome rūpintis, norėjome viską jiems paruošti, skynėm kasdien šviežią žaliuojančią žolę, pamaitinti juos. Tai buvo mūsų toks žaidimas, bet taip pat ir auklėjimas rūpintis kitais. Prisimenu, kaip kiekvienas iš mūsų pasiėmė sraigę, tas sraigė slėpėsi į kaušelį. Paskui po truputį nedrąsiai išeidavo iš šio kiaušelio. Užteko netyčia paliesti juos, jie vėl slėpėsi į tą kaušelį. Po kažkiek laiko vėl išeidavo, išdrįsdavo išeiti. Galim pasakyti, kad ir Dievas yra toks truputį paslaptingas. Jis ne su batais, ne per jėgą ateina į mūsų gyvenimą, bet labai švelniai, atsargiai. Bet jis nebijo mūsų. Jis nenori mus išgąsdinti. Jis nenori, kad mes pasijaustume užklupti jo didybėje, jo šventumu, jo gerumu. Jis ateina pas mus ir laukia to pritarimo. Laukia, kad mes sutiktume jį priimti, kad mes norėtume su juo susitikti. Jis gerbia kiekvieno žmogaus laisvą valią. Tas sekmadienis rodo mums švenčiausią mergelę Mariją, kurią pasakė Dievui taip: tebūna, nes aš esu tavo tarnaitė. Tebūna taip, kaip tu suplanavai. Nors aš turėjau kitų planų, nors aš kitą sumaniau, priimu tavo Dieve valią. Ir mes, kurie išgyvename Adventą, kurie norime susitikti su Jėzumi Kristumi, turime jam pasakyti: amen, tebūna. Ateik į mūsų gyvenimą, Jėzau Kristau. Ateik, nes be tavęs mes nieko neišdrįstame. Su pranciškonišku šūkiu taika ir gėris sveikinu visus laukiančius Jėzaus Kristaus atėjimo, kviečiančius į savo kasdieninį gyvenimą. Thank you.